Sveiki, šiandien testuojamės Volkswagen Crafter. Crafter yra didžiausias Volkswageno furgonas. Jie yra 3 ilgių ir 3 aukščių. Mes testuojame XL, tai kitaip tariant ne XXL, bet XL antro dydžio, bet patikėkite, pakankamai didelis, talpus ir ilgas. Tiesa, apie vardinį numerį neklauskit, jis į komplektaciją neįeina, o jeigu ir įeina, tai nežinau į kurią. Ta proga 5 trumpi konkretus pastebėjimai, kuo šis Crafter gali būti įdomus, o kur galbūt reikėtų ir patobulėti. Sėdami į vidų, važiuojam, papasakosiu daugiau. Išmanusis vairas ir skaitmeninis prietaisų skydelis. Iš esmės automobilio valdymas labai primena lengvąjį automobilį, tik sėdi aukščiau, tai ir matosi toliau. O daugiafunkcis vairas iš esmės toks pats kaip Golfe arba Passate. Čia yra 103 kW, 2 litrai TDI, tradicinis Volkswageno dizelis, labai ekonomiškas, be abejo 103 kW TDI yra labai ekonomiškas, tačiau galios, aišku, pasikrovus šiek tiek trūksta, nebent jūs važiuojate automagistrale. Bet į Narbuto kalnus, sakykim, jau reikia paspausti, aš buvau pasikrovęs apie 500 kg, tai jau jautėsi. Kita vertus, toks variklis yra ekonomiškas ir leidžia net ir blogomis oro sąlygomis mieste vartoti apie 10, o užmiestyje net apie 8,5 litro dyzelino 100 km. Krovinių skyrius. Šį kartą nekalbėsiu apie krovinių tvirtinimo kilpas, nes be jų neįsivaizduojami šiuolaikiniai furgonai. Bandomas Crafteris yra prailgintas, taigi jame gali tilpti 2 Europalečių eilės ir dar didelis krovinys už jų. Be to kėbulė standartinė įrangoje yra įtaisytos detalės, ant kurių galima sumontuoti, pavyzdžiui, lentynas, stalčius ir kitas priemonės, kurios reikalingos kasdieniam, sakykime, vadybininko ar kitos srities specialisto darbui. Na ir galinės durys, 2 stogo aukščio. Galinės durys atsidaro iki 180 laipsnių kampu, tačiau galima atidaryti ir iki 270, yra specialūs magnetukai, fiksuokliai, kurie prilaiko duris net siaučiant stipriam vėjui. Labai čia viskas paprasta, net ir mažai važinėjančiam komerciniais automobiliais. Kaip visuose Volkswagenuose, paspaudei ir važiuoji. Dabar dėmesio dar vienas svarbus dalykas. Crafteris yra kaip džipas, va jo galima pervažiuoti net ir tokiu visiškai apsemtu keliu.